Visiems sveiki. Šiandien noriu pasigaminti keptų obuolių orkaitėje. Čia 3 obuoliukai, perpjoviau. Tokie nedideli obuoliukai. Paėmiau, perpjoviau per pusę, išėmiau sėklas. Ir dabar į viduriuką reikia sudėti. Taip gal. Reikia įdėti medaus. Po truputėlį įdėsime į vidų medaus. Taip. Labai skanus man tas desertas. Kai norisi kažko skanaus, šilto, tai būtinai pasigaminkite šį desertą. Sveiką desertą. Iškepa per 10-15 minučių. Žiūrint kokie obuoliai. Jeigu obuoliai būna kietesni, tada reikia pilti į skardelę truputėlį vandens, kad jie troškintųsi. Nes jeigu nepilsit vandens, jie ir bus tokie kieti, nesuminkštėja. Va, medaus užtenka. Tiek medaus. Dabar mums reikia, čia turiu riešutų, reikia riešutus pasmulkinti. Va. Labai smulkiai nedarysime, kad būtų ką kramtyti. Man patinka, kai riešutai būna didesni, kad nebūtų miltai, o riešutą pakąsti būtų galima. O čia gal net ir per daug į kelias dalis truputėlį susmulkinti ir pabarstysim viršų. Va, ir užtenka. Pilnai užtenka. Va taip va. Dabar visą tą dalyką dėsime. Nežinau, kaip čia daryti. Su rankom geriausia turbūt. Taip, dar turiu šilauogių pasilikusi. Atidėjau. Tai reikia pirmiausia dėti po kelias šilauogės į dugną. Taip, jos prilimpa prie medaus, gerai laikosi. Kokių turite uogų, tokių ir dėkite. Turėjau aš šilauogių, įdėjau šilauogių. Turite aviečių, braškių, dar geriau. Bus dar labai skaniai. Oi, kaip čia skaniai bus. Va. Truputėlį per daug. Kitur galim po 2, po 3 dėti uogas. Tos uogytės, kai iškepa, paskiau nudažo visą obuolio vidų. Va, kaip o, ir nukrito. Tuo aš pakelsiu. Tai va, taip va. Uogytės yra. Dabar mes ką darome, tai mes užbarstome riešutukų. Kiek negaila. Kiek tik tai negaila. Stengtis ant obuolio, kad nenukristų, nes nuo obuolio bus skaniau valgyti. Va. Oi, kaip gerai. Va. Va taip. Žiūrėkit, kaip gražiai gavosi. Dar noriu cinamoną užpurtyti. Va. Cinamoną ištraukiau ir labai nedaug. Nu, viskas.
Ir šaunam kepti į orkaitę. 15 minučių. Pažiūrėsim paskiau. Taip. Atsargiai. Karšta. Nu taip. Vienas nukrito obuolys. Antras. Čia ir sulčių yra. Taip. Viskas eina tiesiogiai. Matot, viskas krenta. Jokio montažo pas mane nėra. Viskas eina tiesiai, šviesiai. Ir dar reikia paimti to skysčio. Čia išbėgęs medus ir aplaistysime viršų su tuo skysčiu. Tas skystis yra sultis, obuoliukas, medus. Oi, kaip skanu. Tikras skanumėlis. Nuo kurio pradėsim? Oi, jau minkšta. Oi, kaip skanu. Nu, obuoliukas atik čia. Būtų gerai, kad tie obuoliukai būtų rūgštesni, su rūgštele. Tai jie labai skaniai valgos. Tuoj paimsim uogos. Va, su uogytė skanio. Rūgščiau. Kitą kartą reikia užpilti citrinos sulčių. Matot, toksai obuoliukas minkštas. Riešutai iškepę. Labai skanu. Kepkite. Ir skanaukite, o aš einu ragausti. Viskas. Visiems skanaus.